Labadiena, gerbiami kolegos, gerbiami garbingi svečiai iš Vilniaus, iš Panevėžio, miesto vadovai. Džiugu visus matyti mūsų šventėje, ilgai lauktoje, ilgai svajotoje šventėje, kurios metu bus pradėtas statyti ilgai lauktas Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato naujas pastatas. Tačiau apie viską iš eilės, kaip visada, iš pradžių oficialioji dalis. Į iškilmingą mūsų šventę atvyko Vidaus reikalų ministerijos viceministras Žymantas Pacevičius, kuris pažadėjo tarti porą žodžių. Prašome. Labą dieną, gerbiami svečiai, labą dieną visiems. Tikrai man malonu labai dalyvauti tokiam renginiui. Turbūt kiekviena statyba, ar tai būtų kažkoks namas, ar kažkas kitas, tikrai yra malonus labai įvykis. Ir ypatingai malonu man kaip ir vidaus reikalų sistemos darbuotojai, kaip viceministrui, kad tai vis dėlto šitas statinys tai yra policijos naujas komisariatas. Iš tikrųjų, man dar pačiam prieš 20 metų teko ir Vilniui dirbančiam atvykti ir į komisariatą Klaipėdos, matyti tas sąlygas. Per tą laiką, be jokios abejonės, per 20 metų sąlygos tos nepagerėjo, pablogėjo. Ir iš tikrųjų jau senai laikas buvo šitą komisariatą pradėti statyti. Tai galų gale šiandien ta diena, kai tas įvykis įvyks. Ir aš tikrai norėčiau tą progą padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šitą, tai ypatingai policijos vadovams, merui, architektams, kurie tą planavo. Ir tikiuosi, kad tie 1,5 metų labai greit prabėgs ir tikrai policija turės labai geras sąlygas ir tie darbo rezultatai, kurie priklausantis nuo tų darbo sąlygų, tikrai policijos apskritai, Klaipėdos apskritai tiksliau, policijos darbas pagerės. Ačiū ir linkiu sėkmės. Dėkui. Gerbiamas viceministrė, merė, rangovai, kolegos šitos statybos ir visi, kurie prisidėjo ir prisidės. Iš tikrųjų, šiandieną ir Klaipėdai, Klaipėdos policijai, Klaipėdos miesto bendruomeniai ir netgi Klaipėdos apskrities bendruomeniai, manau, yra gana džiugi diena, kai pagaliau po daugelio metų mes galim realizuoti vieną iš valstybės galimybių, būtent per turto atnaujinimo programą, pastatyti arba pradėti statyti Klaipėdos vyriausiojo policijos komisariato pastatą. Lietuvos policija, besikeisdama per daugelį metų, suformavo savo darbuotojams nuomonę ir norą būtent teikti gyventojų paslaugą. Tai džiugu, kad šiandieną mes įleisim tą kapsulę ir oficialiai liktai ir pradėsim statybą su galimybė, kad mes, policija ir Klaipėdos konkrečiai policija, tą paslaugą galės dar labiau gyventojai priartinti. Džiugu, kad pagaliau mes, tikiuosi, po 1,5 metų tikrai galėsim sudaryti policijos pareigūnam normalias darbo sąlygas, o jų reikia, patys matot, ir tiesiog paskutiniai įvykiai, ar tai būtų futbolas, ar tai būtų kažkokios eitynės, ar tai būtų eiliniam piliečiui leidimą išduoti. Žmonės kreipiasi, jų yra daug tų kreipimosi ir paprasčiausia sąlygos, aš manau, turi būti tam sudaromos ir piliečiui, ir policijos pareigūnui. Aš dėkoju, prisijungdamas prie viceministro išsakytų žodžių, už pagalbą tą ypatingai paskutiniu metu, kurią suteikia Klaipėdos miesto savivaldybės merija ir meras. Aš dėkoju iš tikrųjų projektuotojam. Labai tikiuosi, kad statybos vyks sklandžiai. Savo linkme mes pasižadam ir pagalbą suteikti, ir nepykit, kontrolę kažkokią tai užtikrint, kad investicijos jos būtų sklandžiai, tikrai švariai, suprantamai visiems. Ir svarbiausia, numatytų laikų įsisavintos ir kad tikimės labai kitais metais per Kalėdas čionai galėsim atidaryti tą pastatą ir miestiečiai ir mūsų kolegos policijos pareigūnai Kalėdom gaus tiesiog gražią dovaną. Ačiū jums visiems. Dėkui ponui Algirdui.
Labadiena. Tiesą sakant, turbūt viską, ką reikėjo pasakyti, jau pasakė kolegos prieš tai. Tai aš tikiuosi, kad savo darbą, kurį pradėjome, mes pabaigsim ir džiaugdamasis tuo, kad tuoj pradėsime oficialų statybos procesą, labiau džiaugsimės, kaip po 1,5 metų, gal ir anksčiau, mes galėsime jį pabaigti ir pastatą galų gale policininkams ir Klaipėdos miestui atiduoti. Dėkui. Jums dėkui. Na, o kokiagi oficiali šventė be Klaipėdos miesto galvos. Taigi kviečiu gerbiamą merą Vytautą Grubliauską. Gerbiamas viceministrė, gerbiamas generalinio komisaro pavaduotojau, leisiu savo pradžią pašmaikštauti. Ko gero tos sąlygos, kuriuose jau eilę metų dirbo Klaipėdos apskrities policininkai, privedė prie to, kad Klaipėdos policininką išsiuntus bet kur Lietuvoje, jis tikrai išgyventų. Bet kurį kitą policininką iš Lietuvos pasodinus į Klaipėdos šiandieninės sąlygas, vargu bau ir jisai išgyventų. Tai čia ko gero ta linksmoji dalis. Bet kita vertus, iš tikrųjų, šiandieninė ceremonija tai ilgo, didelio ir sudėtingo dažnai proceso rezultatas. Mes pajuokavome su gerbiamu generalinio komisaro pavaduotoju, jis sakė, neseniai lankėsi Paryžiuje ir matė Paryžiuje pastatytą naują policijos komisariatą, kuris, na, geriausiai primena gerą šiuolaikišką sporto salę. Kalbant apie būsimą Klaipėdos apskrities policijos komisariato pastatą, jisai atrodo tarsi Notre Dame katedra. Todėl sakau, galbūt ateina laikas, kada ir Paryžius važiuos pasižiūrėti į Klaipėdą kai kurių objektų. Na, o baigiant iš tikrųjų, tai išskirtinė diena Klaipėdai. Nebejoju, kad sekančios kalėdos bus išskirtinės kalėdos Klaipėdai ir Klaipėdos apskrities žmonėms. Ir prisimindamas tą policijos misiją ginti, saugoti, padėti, linkiu, kad pastatas, kuris išdygs šitoje vietoje, taptų vilties simboliu žmonėms norintiems to. Ir visi tie, kurie ateis į naują būsimą pastatą, būtų apsaugoti, apginti ir jiems būtų padėta. Ačiū. Dėkui gerbiamam merui. Na, o dabar turbūt visi susirinkusieji norėtų tikrai išgirsti tvirtą žodį, ar šitos statybos tikrai bus laiku baigtos, kaip yra, kad laiku pradedamos. Taigi kviečiu akcinės bendrovės Panevėžio statybos trestas generalinį direktorių Dalių Gesevičių. Gerbėmieji, iš tiesų mums teko didelis ir sunkus uždavinys pastatyti vieną iš naujoviškai įrengtų policijos komisariatų Lietuvoje. Mes ilgai dalyvavome konkursuose, buvo sudėtinga pasiekti rezultatą, mes pateikėm išskirtinę kainą. Dabar turime uždavinį pastatyti laiku šitą objektą. Apie 14 000 kvadratinių metrų bus atiduota policijos komisariatui, jo reikmėms. Nemanau, kad kas nors dar Lietuvoje įsikurs geriau negu Klaipėda po pusantrų metų. Mums aišku, kaip statybininkam džiugu, kad šiuolaikinius statinius pirmieji pradeda panevėžiečiai, bet mes nesam naujokai Klaipėdoje. Mes pastatėm neseniai Fortum, atidedame eksploatuoti didžiąją dalį jo, tai buvo mūsų statybos darbas. Galiu nebejotinai pareikšti, kad mes tikrai pastatysim ir šitą policijos komisariato pastatą. Aišku, mes norėtumėm anksčiau užbaigti, bet mums pasiūlė, kad nebaikite anksčiau, reikia pabaigti laiku. Tai mes taip ir padarysime. Pabaigsime šitą pastatą laiku. Ačiū visiems. Dėkui. Turbūt būtų neblogai išgirsti ir būsimųjų šio būsimo pastato šeimininkų nuomonę. Kviečiu Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininką Benoną Ivanauską. Gerbiama viceministrė, generalinio komisaro pavaduotoja, mėly kolegos, brangūs svečiai. Šiandien turbūt man viena iš džiugiausių dienų per ilgametę karjerą policijoje, kadangi prieš 8 metus priimti sprendimai statyti uostamiestyje naują policijos pastatą šiandieną įgauna realybę. Turbūt kiekvienas naujas pastatas policijoje yra laimėjimas visai policijos bendruomeniai. Ir Klaipėdos policijos pareigūnams tai yra didžiulė šventė ir įpareigojimas.
Aš tikrai tikiuosi, kad naujose pastatuose, kuomet bus suteiktos geresnis, palankesnis darbo sąlygos, mūsų pareigūnai žymiai kokybiškiau, žymiai profesionaliau ir greičiau aptarnaus visos apskrities gyventojus. Ir aš norėčiau padėkoti tiems, kurie prisidėjo prie šito projekto statybos pradžios. Tai visų pirma, buvusiam generaliniam komisarui Vytautui Grigaravičiui ir buvusiam merui Rimantui Taraškevičiui. Per visą tą laiką ilgai ir sėkmingai dirbom su Turto banko vadovais Arnoldu Brukovskiu ir jo kolega artimiausiu Laimu Daniūnu. Tikrai ačiū Jums. Taip pat dabartiniams policijos vadovams, tai generaliniam komisarui Sauliui Skverneliui ir jo pavaduotojui Algirdui Stončaičiui, kurie paskutiniu laiku tikrai ryžtingai ir sėkmingai priiminėjo reikiamus sprendimus, be abejo ir dabartiniam merui Vytautui Grubliauskui. Ir noriu paminėti ir plėtros ir urbanistikos departamento direktorių Kastytį Mačiajauską, kuri tikrai daug problemų sėkmingai sprendė. Visiems ačiū Jums ir tikiuosi, kad Klaipėdos policijos lūkesčius sėkmingai gyvendins Panevėžio statybos tresto vadovai ir darbuotojai. Ačiū. Dėkui, ponai Zenonai. Na, o kad būsimasis mūsų pastatas tik tai pavyktų, stovėtų tvirtas, ilgai, niekada nesugriūtų, prašome keletą šventų žodžių pasakyti Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kapelioną Vilių Viktoravičių. Ilgai svajota, būtina tam, kad žmogus galėtų jaustis gerai. Ir matant dabartinės sąlygas, kaip dirba Klaipėdos policija, kaip gražiai meras įvardino, ir matant kitų miestų policininkų buitį, reikėtų džiaugtis, kad šitas pastatas pradės kilti. Kad Dievas laimintų tai, ką šiandien pradedame, kviečiu trumpai maldai, kad tai, ką įleisime į pamatą, į kapsulę, išliktų amžiams ir tvertų žmonių geroviai ir policininkų geram ir vaisingam darbui. Viešpat su jumis. Gerasis viešpatie Dieve, prašome tave palaiminti šį kertinį akmenį, kad tai, ką jis laikys, tarnautų žmonių geroviai ir čia besidarbuojančiųjų sveikatai bei doram darbui. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Gerbiami svečiai, turbūt pastebėjote, be to ir jau buvo skelbta spaudoje ir per radiją ir per televizijas, kad mes paruošėme laišką ateities kartoms, kurį įmūrysime į būsimo pastato pamatus. Štai tas laiškas ant stalo yra, aš turiu kopiją ir paskaitysiu, kas jame parašyta, kad negalvotumėt, jog blogų žodžių prirašėme. Taigi laiškas ateities kartoms. Mielieji, šiuo laišku žinią ir linkėjimus iš 21 amžiaus pradžios 2013 metų jums siunčia Klaipėdos apskrities policija. Rugpjūčio 2 mes švenčiame naujų savo namų Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato statybos pradžią. Klaipėdos miesto Kauno gatvėje klojami mūsų įstaigos pastato pamatai. Nuoširdžiai tikime ir iš visų jėgų čia dirbdami stengsimės, kad mylimoji Klaipėda ir visa mūsų apskritis būtų kiek galima saugesnės, kad Lietuvos policijos šūkis ginti, saugoti, padėti būtų ne tušti žodžiai, o tikroji misija, kurią su atsidavimu vykdys kiekvienas policininkas. Sieksime, kad šiame pastate nuolat klestėtų žmoniškumas ir pagarba bei broliška meilė. Jei jūs iš istorijos perspektyvos matysite, kad mums tai pavyko, labai džiaugsimės. Jei pavyks ne viskas, atsiprašome. Norime palinkėti, kad jūsų dienų uostamiesčio policija užbaigtų tai, ko mes nespėjome, ir taptų tokia, kokiais mes galbūt dar nemokėjome būti. Lenkiame galvas ir mylime jūs, net jei šiandieną jūs dar nesate gimę. Klaipėda, 2013 metų, rugpjūčio 2 diena. Laišką pasirašo laikinai einantis policijos departamento prie vidaus reikalų ministerijos generalinio komisaro pareigas Algirdas Stončaitis. Dėkui.
Taip pat pasirašo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Benonas Ivanauskas. Dėkui. Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas. Dėkojame merui. Ir akcinės bendrovės Panevėžio statybos trestas generalinis direktorius Dalius Gesevičius.